Kaip jau minėjau prieš rungtynes, kad Sūduva yra favoritai, ne veltui stovi jie antroje vietoje ir tikrai vieni iš kandidatų buvo čempionus. Prašiausia, galiu pasakyti, kad buvo rungtynės iki įvarčio ir aišku, tas įvartis paskutinė minutė buvo tikrai, kaip sakoma, sėkmė, bet ją reikia išdirbti sėkmę ir sąžininkai tai mes tą pergalę grinai atidirbom ir ją žaidėjai norėjo, stengiasi, sunku buvo, tikrai Sūduva pirmą kėlį labai mus, kaip sakoma, prispaudė prie mūsų vartų ir prašiausia buvo tikrai pirmas kėlinys gana blankus, bet tai sakau, darbas yra, kaip minėjau prieš rungtynes, pirmiausia yra darbas, po to rezultatas, taip pat rezultatas yra teigiamas, tai yra malonu. Kiek supratau, pagal žaidimo braižą, tai lygiosios jums būtų irgi geras rezultatas šios dienos rungtynėse. Nemanau, kad lygiosios ir Sūduva, ir mums lygiosios, kaip sakome, tenkina. Aišku, po paskotos pralaimėjimo Tauro mums ir bet koks rezultatas pozityvus yra jau kaip rezultatas, bet kas 3 taškai, aišku, yra 3, 1 taškas pagal žaidimą turėjo, aišku, tai gal sakykime ir, kiek sakau, laimės turėjo, bet mes tada laimę atidirbom ir kiek nepasisekė su Tauru namų rungtynės, taip šiandien kaip pasisekė.